Šią savaitę Renata ir Vadimas stengiasi perprasti šiuolaikinio šokio judesius. Emocijų išraiška, dar vadinama šokio stilių, pasiūlė Renata. Apie jį mergina sužinojo baleto pamokose, kurias lanko jau keletą mėnesių. Įvairias technikas nuo modernaus baleto iki klasikos apimantis šokis iš pradžių Vadimą išgąsdino. Aš kaip pamačiau, aš sakiau, mes to nepadarysim. Tai yra man nauja ir kadangi daug dalykų dar nežinau, kaip tiksliai daroma, nėra stačia galva, tai ir atsiranda mėlynės. Čia mėlynės, čia mėlynės. Tuo tarpu vis labiau savimi ant parketo pasitikinti Renata atrodė laiminga. Nors, kaip pati prisipažino, po 5 valandas trunkančių repeticijų skauda visą kūną. Mes su Vadimu žiauriai pavargstam, žiauriai nusikalam. Ir abu žiūri vienas į kitą, įsišiepia šypsena iki ausų ir va tokie, visi pavargę, o šypsena akyse, mes padarėm, mes kažką padarėm, mes kažko pasiekėm. Yra labai smagu, kad pirmą kartą mes mokomės abu. Nes visą laiką Vadimas žino, Vadimas moka ir man reikia kažko pasiekti, o šį kartą mes kažko siekiam bendrai kartu ir vis kiekvieną dieną mes tai padarėm, mes to išmokom. Šokių partneriai sako, kad jiems patinka kas kartą ant parketų įkūnyti kardinaliai skirtingus personažus. Tad jei praeitą sekmadienį jie vaidino gaidžius, tai šį puolusius angelus. Tai yra 2 angelai, kurie stovėjo prie dangaus vartų, nusileidžia ant žemės, pirmą kartą pajaučia savo kūną, pirmą kartą pajaučia jausmus ir pamato viens kitą. Dažnai nuo komisijos velnių gaunanti pora tikisi, kad šokio siužetas bus suprastas. Abu prisipažino, kad šį kartą labiau bijo ne Editos, bet Aurelijaus nuomonės.